Piekuras, jie yra dviese. Jie pristatinėja tokį naują dalyką. Vilniuje dar jisai nevyko. Tai yra vizualinių menų festivalis. Aš toliau neišsiplėtosiu. Viskas. Prašau, perduodu mikrofoną. Papla. Bet jūs užstosite. Tai jūs kaip norit, kas neplėtų. Tai žiūrėk, kaip aš paleisiu. Sveiki, dar kartelį. Važiuojam. Taigi, aš esu Mykolas. O aš esu Paulius. Mes esame Future Short Lietuva atstovai. Jo, ir tada labai greitai aš pristatysiu jums, kas yra Future Shorts. Tai yra netradicinis naujos kartos kino festivalis, jungiantis iš tikrųjų tūkstančius pačių geriausių trumpametražio kino režisierių. Ir tai, tas pats dalykas iš tikrųjų veikia kaip didžiulė platforma. Ir kodėl tai yra naujos kartos festivalis, jums papasakos Mykolas. Taigi, konceptas yra paprastas. Bėgti kuo toliau ir kuo greičiau nuo tradicinio kino žiūrėjimo kino salėse, kur po kino tave išvaro valytoja, nes nori valyti trupinius po tavim ir viskas. Turi eiti priverstas, esi pagal taisyklės eiti lauką. Future Short vakarėliuose, festivaliuose, kinui dar einant gali eiti prie baro arba parūkyti, jeigu esi labai susijaudinęs kino metu. Po kino, prasidedant paskutiniam titram, prasideda gyva muzika, taip kad žiūrovas tampa šokėjas ir vakaras tęsiasi toliau. Ir jo, čia yra buvusio renginio, turėjom tik vieną dar pakolką, jau antrą, jo, tai turėjom lofte ir šis konceptas vienyje, didžiąją dalį pasaulio. Jo, va čia kaip matot pagal skaidrę, 55 valstybės, 144 miestai, va čia net ir Lietuva užspalvota yra visa nuo praeitų metų, visa Rusija pastoviai žiūri, ir daug. Grenlandija. Taigi, o mes turim planą konkrečiai Vilniui, būtent Vilniui, nes esam Vilniui. Taigi, mūsų planas išnaudoti Vilniaus netradicinės erdvės. Netradicinės erdvės labai tinka konceptui festivalio. Netradicinės miesto erdvės padėtų jungti labai daug, tai yra plačiai žiūrint į visas meno medijas, tai nebūtų vien kinas ir muzika. Būtų, kas būtų. Taip, mes norim atgaivinti tas naujas ir tas neišnaudotas meno erdves. Ten iš tikrųjų jungdami daug menų, darydami menų sintezę, tai kur būtų pradedant muzika, kinas, teatras, parodos, performansai, viskas, kas gali būti pavadinta menu, gali būti mūsų festivalyje. Jo, ir tam, kad tai vyktų, mums reikia jūsų idėjų. Jūsų tai, konkrečiai Vilniečių, Lietuvaičių idėjų, kad drąsiai kontaktuotų su mumis, dalintųsi idėjomis, siūlytų savo darbus, nes bendruomenės toks moto yra, kad dalindamasi savo idėjomis, visiškai nieko neprarandi, tik tai gauni naudą. Tai reiškia, rodydamas savo kūrinius, idėjas, tu gauni kritiką, gauni kažkokius feedbackus vadinamus, įvertinimus ir jo, tai manau yra svarbiausia kūryboje. Taip, aš dar kartą pasikartosiu, va čia Mykolo mintį. Jo, mums reikia, kad kūrėjas ateitų pas mumis ir mes iš tikrųjų suteiksime jam erdvę ir plotą parodyti savo meną, savo kūrinius ir labai norėtumėm bendradarbiauti. To pasekoje iš tikrųjų mes bandome žvilgtelti į ateitį. Tai kaip ir mūsų pareigoja pats festivalio pavadinimas Future Shorts, mes norėtumėm atrasti galbūt naujų vardų, naujų žvaigždžių ir štai galbūt netgi atrasim Jurgį Mačiūną naują. Jo, tai... Bendruomenės apie
Jo, bendruomenė. Kadangi Future Short nėra lietuvių toks platforma, tai mes turim tiesioginę sąsają su konkrečiai Didžiąja Britanija, nuo kur ir viskas prasidėjo. Dabar dar pradedam bendradarbiavimą su Pabalčio šalimis, taip kad dalyvavimas suteikia visiškai tiesioginės galimybės važiuoti, rodyti kitur, kas didina tavo kūrinio žiūrėjimą, tai manau, kūriniu yra svarbiausia. Taip, mes sukūrė lokalią bendruomenę va čia Lietuvoje, kurie rodo savo meną, pristato savo kūrinius. Manome, kad galėsim prisijungti prie didelės iš tikrųjų tarptautinės bendruomenės, kuri jau yra labai išsiplėtojusi visam pasaulyje ir būtent eksportuoti savo menininkus tenai ir taip pat iš jų gauti menininkus, kurie pristatys savo meną Lietuvoje mūsų festivaliuose. Ko mums reikia, kad festivalis gyvuotų 4 kartus į metus su nauja programa Vilniuje ir Lietuvoje, tai mums reikia daug projektorių. Kuo daugiau projektorių, tuo daugiau šviesų, tuo daugiau garsų, tuo daugiau peno. Taigi, be projektoriaus mums iš tikrųjų reikia įdomių ir netradicinių vietų. Tai yra, kuo mažiau vieta pritaikyta kinui ir menui, tuo yra geriau. Nes iš tikrųjų mes tada galime įlieti savo festivalį būtent į tą vietą ir taip ją atgaivinti. Jo, tai leistų vis nauja vieta, vis įdomesnė vieta, leistų kiekvieną kartą vis galvoti kūrybingiau apie patį to vakarėlio turinį. Taip, ir trečiasis dalykas, ko mums reikia, tai yra žmonės, jūs. Būkit drąsūs. Jo, būkit drąsūs, kreipkitės, bandykim galvoti kartu ir kurti šitą festivalį kartu taip pat. Taigi visus kviečiu pasidomėti internete apie Future Short, trumpametražius filmus bei patį konceptą ir tiek gero. Rašykit mums. Gero kino, gero vakaro, gero savaitgalio. Iki, ačiū visiems.